Pagrindinis viduramžių daktaras buvo barzdaskutys chirurgas. Tas barzdaskutys chirurgas, dabar, kad tapti gydytoju, tai žmonės labai ilgai mokinasi, taip? Tai tas barzdaskutys chirurgas neturėjo specialaus medicininio išsilavinimo. Jis buvo paprasčiausias amatininkas. Matote pirmus chirurginius instrumentus, su kuriais tas barzdaskutys chirurgas darė pačias pirmasias chirurginės operacijas, chirurginės intervencijas. Va, tai vaikučiai, tas barzdaskutys chirurgas mokėjo traukti dantakus, atstatyti kaulų lūžius, tačiau mes matome, kad jau tais laikais mokėjo taisyklingai sustatyti lūžusį kauliuką. Dar ką jisai darė? Jis kirpo plaukus ir skuto barzdas tuo pačiu, bet taip pat darė ir sudėtingesnės operacijas. Čia matote pjūklą, su kuriuo buvo amputuojamos galūnės. Na, šiais laikais mes su šituo pjūklu ką darytume? Pjautumėm kokią šaką, taip, medžio. Na, anksčiau, sakau, viduramžiais, tai amputuodavo galūnės. Juk berniukai tikrai domėjosi turbūt senovės kovomis ir įsivaizduoja tikrai, kaip ten kovodavo. Tie žmonės ant arklių, ar ne, ir labai dažnai su ietim buvo susidūrimo metu, karį kažkurį tai silpnesnį nustumdavo nuo arklio, taip, žmogus krisdavo nuo gana aukštai ir labai dažnai būdavo atviri lūžiai. Ir dabar, vaikučiai, kad nemirtų tas žmogus, atviras lūžis, įsivaizduokit jo, ir labai daug ir kraujo netekdavo, tai, kad išliktų gyvas, paprasčiausiai amputuodavo galūnę. Dabar čia mes matom kaukolę, ir šalia guli toks gremžtukas, tas gremžtukas vadinasi treponatorius. Tai va, su tuo gremžtuku buvo atliekamos vienos pirmųjų galvos operacijų Lietuvoje. Dažnai tos operacijos ir sudėtingos operacijos baigdavosi mirtimis dėl tuometinės narkozės. Tuometinė narkozė vaikai labai skyrėsi nuo šiuolaikinės narkozės. Labai. Tas barzdaskutys chirurgas dažnai turėdavo pasigaminęs kūjelių, tokių kuvaldėlių. Tas kuvaldėlės apvyniodavo storą audeklų, trenkdavo žmogui per galvą, ir žinoma, labai dažnai užmušdavo tą žmogų. O jeigu smūgis buvo per mažas, tai taip, o žmogus dažnai atsibusdavo operacijos metu, nelaiku. Juk dabar puikiai suprantat, kad šiais laikais žmogus, suleidžiama jam migdomųjų, taip, jis užmiega ramiai, miega operacijos metu, yra visa aparatūra, kuri leidžia sekti žmogaus būklę operacijos metu, ir jeigu mato gydytojas šiuolaikinis, kad žmogus ima budintis, tai jam paprasčiausiai vėl suleidžia tą palaikomųjų vaistukų dozę, kad jis nejaustų skausmo. Taip? Anksčiau visakau, tokių vaistukų nebuvo, ir jeigu per silpnai trinktelėdavo, tai žmogus atsibusdavo operacijos metu, ir žinoma, kas dažnai mirdavo iš skausmo, neištvėrė skausmo. Taip, dar dabar noriu jums parodyti, kaip atrodo šitas kaltūnas. Tas kaltūnas, jis vadinasi lotyniškai plika polonika, tai yra pirmiausia nešvaros dalykas. Taip, 17 amžius įsivaizduokit. Tada muilo nelabai ir galėdavo daugelį žmonių nusipirkti, gal kokio kunigaikščio ir karaliai atsiveždavo iš užjūrio kraštų, taip, arba pirkliai kokie atveždavo jiems. Va, ir pagrinde nuo parazitų, kuo žmonės gildavosi, gal teko girdėti apie tokius pelenų tokią košį. Tai pelenus įlašindavo vandens, padarydavo tokią košelę iš pelenų, ir su to košelė trindavo galvą. Nežinoma, ilgainiui ne tik galvos odelė susiriebaluoja, taip, sąlytyje su nešvarumais, ir paskui vėlgi atsiranda visokių parazitų, dažniausiai utėlių. Tai va čia matome tikrą autentišką kaltūną. Ne šiaip savo padėta, matote, jau tais laikais viduramžiais buvo ir dantų šepetukai, ir šukučių valiekanos matote, ir platesnės šukutės, ir siauresnės, ir žilkutės, ausuko krapštukai. Bet vėlgi asmens higienos priemonės galėjo įsigyti tik labai turtingi žmonės.